Labas rytas visiems! Šiandien mes planuojam keliauti į turgų, tai yra vaisių turgus. Nežinau, ar jie dar kažką kitą turės, ar tik tai vaisius, bet jumis pasimsiu kartu ir turėtų būti žiauriai įdomu, štai kad ten jie turi įvairiausių vaisių, kur aš ten kitų net gyvenime nemačius ar negirdėjus. Ir ten galima viską išragauti, apžiūrėti, tai žodžiu viską aš jums parodysiu. Ir šiandien bent jau kol kas tai yra apsiniaukę, nėra taip karšta, nors dabar dar tik tai 9 ryto. Tai aš tikiuosi, kad diena nebus taip karšta, nes vakar tai buvo 33, man atrodo, ir tokia dušnuma, aš vakar net makiažą tokį nesidėjau. Tai aš tikiuosi, kad šiandien prasilaikys kokią 29, 28, tada bus pats tas. Tai va, tai žodžiu, einu pasižiūrėsiu, ar jau visi susiruošę ir tada keliausim link turgaus. Katytė, labas rytas. Katytė, klausai paukščių? Čia katytėm tai iš tikrųjų rojus. Balkone gali būti paukščių, visur čiulba, šilta. Na štai, ką tik atvykom ir dabar eisim truputį pavaikščioti aplinkui ir ieškosim, kur yra vaisių turgus. Iš tikrųjų, tai tikiuosi niekas nepagrobs mano kameros. Sakė, vyras mane apsaugosi, man ir kamera, nes čia, žinokit, apskritai Sambalė ir apskritai Brazilijai turbūt labai daug yra vagysčių. Aš iki šiol dar nesinešioju nei rankinės, nieko. Tiesiog, kad įprasti, kur galima rankinę nešiotis, kur ne, ir šiaip reikia viską labai saugoti. Tai va, tai tikiuosi, kad viską nufilmuosiu ir nieks nepagrobs kameros. Ok, tai žinokit, tas pagrindinis vaisių turgus, galvojam, kad turėtų būti šitam pastate, bet pasižiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Čia vien tik tai ne dėl turgaus, bet dėl architektūros verta atvažiuoti apsidairyti. Perkamės dabar džiovintas figas, bet labai žinokit įdomu, yra čia ir moliūgas džiovintas, visokiausių dalykų, bet va, figą paragavau. I'm not sure. What is it here, baby? Mamão e laranja. This is papaya. Maybe want to try papaya. Quer experimentar mamão? Quer também? Ok, dabar ragausim džiovintą papają. Iš tikrųjų, tai žiauriai įdomu, visokiausių variausių yra tų pačių džiovintų vaisių. Brigada, ko pavyzdžiui Lietuvoje niekad gyvenime nesu mačius, tai man čia kai mažam vaikui saldainių parduotuviai. Quero experimentar. Não, eu vou. Vamos. Saldu, bet labai skanu. I want. How much? Maybe 200 grams, just a few. 200 desse aqui também. 200 também? O kaip fainai visokie prieskaniai sukabinti, turbūt net visur nežinau. Šiaip tai man labai patinka viskas, kur galima išragauti, visur kur eisi sūriai, vaisiai, mėsa, viskas. Tai čia toksai ne visai kaip vaisių turgus, bet čia kaip normalus turgus, kuriame pardavinėja visokiausius maisto produktus. What is it here, baby? Thank you. Žiūrėkit, kaip fainai. Čia aš mačiau per vieną video, kad šitose turguose labai populiaru valgyti braškės figoje. Matot, kaip įdėta? Pusė braškės ir pusė figos. Tai va to paragausim. Ir norėjau parodyti vaisius, žinokit, kitų net nežinau. Va, pavyzdžiui, čia nežinau, kas yra. Žiūrėkit, kokio dydžio datulės. Ten yra vynogės labai įdomios, vyšnios. Ten vadinamas drakono vaisius, žodžiu, labai įdomu. Va, prisipirkom visą krūvą vaisių. Vaisiai tai iš tikrųjų, žinau, kad fantastiški. Vienas iš kitas skanesni. Jeigu nenorėčiau štaip visų patiekalų čia išragauti, tai turbūt realiai galėčiau gyventi ant vandens ir vaisių, nes labai karšto, nelabai ko norisi, o vaisiai labai skanus. Maybe you can drink from the stuff, right? Yeah. Okay. Štai kaip atrodo kokosas ir man dabar jį atidarys ir gersiu kokosų pieną. Ok, brigada. Kad ir kaip būtų keista, bet žinokit, datulės su braškėm labai skanu kartu valgyti. Eina savo, klausykit, kol perėjom per visą turgų, tai persivalgėm.
persigeria visko, nes visi visko duoda paragauti ir visi labai kviečia paragauti, tai aš šiandien žinau, kad pusryčių net nevalgiam ir nevalgysim, nes niekas nieko nebenori. O dabar eisim apsižiūrėti aplinkui, dar šiek tiek, nes čia irgi toks, ale kaip turgus sur aplinkui, tokios mini parduotuvėlės. Ir tik tai ryte pasakiau, kad šiandien nekaršta, nekaršta, dabar turbūt yra kokie plus 30, plus 31. Nu, žodžiu, dabar žinokit visos tokios dienos, nes čia Brazilijos, kaip São Paule, skaitosi, kad dabar yra vidurvasaris. Ir man iš tikrųjų labai keista, kad dabar sausio mėnesis. Man kažkaip norisi sakyti, kad dabar kokia taip Liepa, rugpjūtis. Kaip matot, prisipirkom nerealiai daug vaisių, net nežinau, kiek kilogramų vyras sakė, čiut paneša. Ir dabar keliausim namo, pasikviesiu viską ir tada pasižiūrėsim, ką veikti toliau. Nes mes turėjom idėją eiti dar į muziejų, čia netoliese, bet tie krepšių turbūt nelabai bus patogu. Tai, žodžiu, važiuojame mes namo ir pagalvosim, ką mes veiksim toliau. Na ką, biškį palisėjom namuose ir dabar važiuosim tvarkytis kelias dokumentus. Sakom, penktadienis, reikia šiandien viską pasidaryti, kad paskui savaitgalį būtų ramu. Dabar atsidūrėme mes shopping centre ir atvažiavom čia dėl to, kad norim atsigaivinti šiek tiek. Laukai yra nežmoniškai karšta, čia visi yra kondicionieriai sujungti, tai labai žinokit gerai. Ir plus labai valgyti norim, tai einam į tą aukštą, kur yra visi restoranai, teikavai ir taip toliau, tai pasižiūrėsim, ką mes sugalvosim valgyti. Ir aš jums šiek tiek parodysiu aplinkui, štai, kad turim labai daug visokiausių parduotuvių, kurių, pavyzdžiui, Lietuvoje nėra, Europoje nėra, tai žodžiu, biškutį aprodysiu aplinkui. Na ką, žiūrim, ką mes turim visokiausių restoranų, teikavai, Burger Kingas, Nei. Aš ko gero valgysiu ten, kur yra baked potato. Man, kad valgiam labai skanu, tai tiesiog išvirta didžiulė bulvė, gali tau pridėti, pavyzdžiui, visokių sūrių, padažų, mėsos, ko tik tai nori. Tai aš galvoju, ko gero, kad pasiimsiu šitą daiktą. Atkeliavo mano maistas, tai yra paprasčiausia bulvė, įdėta sviesto ir 2 rūšių sūris, ant viršaus yra, man atrodo, provolonė, apačioje yra, dabar neatsimenu pavadinimo, bet yra braziliškas toksai kaip kreminis sūris. Ir važiuokit, kaip fainai vėliavėlė įdėjo. Žinau, kad atrodo labai paprasta, bet žinokit, yra nerealiai skanu. Ir paskui pasiėmiau štai tokias persikų sultis. Šitam neturėjo natūralių, tai tiesiog pasiėmiau tokias kaip ir skardiniai. Ir dabar laukiu, kol mano vyras ir jo mama išsirinks kažką valgyti ir ateis. Man atrodo, kad jie tenais yra renkasi steikus. Matot, kur parašyta Prime Steakhouse. Tai jie turbūt mėsos nori. Na ką, prisivalgėm, dabar atėjom atsigerti kavos, tai aš pasiėmiau šitą obuolių štrudelį su makadamijos riešutų ledais ir kavos, aišku. Va čia matot, čia visokiausių yra skanumynų, bet kažkaip dabar ledų nenorėjau. Tai va, o ką jie užsisakė, net nemačiau, iš tikrųjų pažiūrėsim, ką atneš. Ir va, kaip atrodo kavinukė, dabar nematau, kaip jinai čia vadinasi, bet čia, kaip matot, paprastai prekybos centre. O ten, pavyzdžiui, yra kino teatras, ten šitokį dar nespėjom nueiti, bet kiek man vyras rodė internete, tai čia, pavyzdžiui, yra tas vadinamas VIP kino teatras, tiksliau VIP kėdės. Tai ten salėje labai nedaug žmonių būna ir labai didžiulės kėdės patogas, nu žodžiu, labai fainai padaryti. Tai va, tai kažkada, kai nueisim, tai aš jums irgi būtinai pafilmuosiu, parodysiu, kaip atrodo. Ok, žinokit, dabar esu kosmetikos parduotuviai, dabar reikia surasti pavadinimą, aš jums paskui parodysiu. Bet žodžiu, čia yra brazilų kompanija, sakė, jie turi parduotuvių ir Portugalijoje, tai jie galbūt po truputėlį ateina ir į Europą. Ir išsirinkau kelis daiktus, labai iš tikrųjų įdomios kosmetikos turi, kur niekur kitur net nepamatysi. Tai aš jums dabar taip greitai parodysiu aplinkui, kaip viskas atrodo. Só tô confirmando o batom, tá? Marcador aí.
užsakinėjom kažkokią brazilišką arbatą iš arbatų. Okay. What's yours? Guava. It's good, but quite sweet. Oh man. How's mine? Good. Next time I ask last syrup. Okay. Which one like most? Maybe mine. Era de goiaba. Mes ką tik radom nerealiausią meškiną pasaulyje. Pažiūrėkit, kokio jisai dydžio. Dabar einu pasidarysiu nuotrauką, verta įsiapžiūrėti. Na ką, žinote, kad jau mano turbūt paskutinis bus prisijungimas. Laukiamės Uberio ir važiuosim namo. Kažką ypatingo nebeveiksim, ko gero eisim miegoti neužilgo. Nes kažkaip pastaruoju metu, žinokit, aš čia labai anksti užmiegu ir anksti atsikeliu. Matyt, tas ir laiko skirtumas, nes 4 valandos skirtumas nuo Lietuvos. Ir plus dar karštis oras toksai. Anksti saulė švinta, vėlai temsta. Tai matyt, man už tai taip ir yra. Iš tikrųjų, tai netgi dar geriau, tai pradėjau miegoti normaliau. Tai va, tai kaip sakiau, viskas atsisveikinu, tikiuosi, kad jums patiko praleisti dieną kartu su manimi Brazilijoje. Kai tik tai persikraustysim, viską apsitvarkysim, tai aš žinokit, vlogų kur kas daugiau pasistengsiu įkelti. Aš norėčiau iš tikrųjų kasdieną filmuoti, bet nežinau, ar taip gerai išeis, bet tikrai pasistengsiu. O šiandien viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim mano kituose filmukuose bei vloguose. Iki!